Lapkričio 14-ąją pasiklausyti Viltės Bagdžiūtės fleitos rečitalio svečius ir rėmėjus į Baltąją Raudondvario pilies salę pakvietė Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas. Jaunajai, nuo 5 metų muzikuojančiai atlikėjai, įvairių tarptautinių konkursų prizininkiai, fondo mecenatai padėjo įsigyti naują, sidabru tviskančią fleitą Muramatsu DS. Kamerinis koncertas, kuriame pasirodė Viltė ir jos draugai, tapo šiltu bei sielai maloniu padėkos vakaru. Per muziką jaunieji talentai tarė didelį ačiū visiems prisidėjusiems prie svajonės išsipildymo. Anot Viltės, nauja profesionali fleita jos šeimai būtų sunkiai įperkama. Tad čia pagalbos ranką ir ištiesė Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas, globojantis talentingus, veiklius ir gabius Kauno rajono vaikus. Fondas jau veikia nuo 2007 metų, tai jau 16 metų. Ir per 16 metų mes suteikėme paramos daugiau kaip už 251 000 eurų, tai pinigais ir vertybėmis. Tai maždaug keli šimtai jaunuolių yra paskatinti stipendijomis dalyvauti įvairiuose meno konkursuose, festivaliuose, sporto varžybose ir visaip kitaip tobulinti save, siekti aukštesnių tikslų. Iš tikrųjų, tų fleitų anksčiau buvo ne viena, jų buvo net kelios, tai turėjau pirmąją fleitą savo, Gemeihardt firmos, tada turėjau sidabrinę Emerson fleitą, bet negalėčiau jos palyginti su šiuo instrumentu, nors jis taip pat sidabrinis. Visiškai kitoks pojūtis tiesiog grojant. Labai smagu naudoti šito instrumentu. Anie tiesiog neskambėdavo, o šitas limpa, skamba. Tai iš tikrųjų yra didelė suma ir vargiai būtume galėję įsigyti instrumentą patys. Aišku, yra visokių įvairių variantų, būtų galima ieškoti padėvėtų instrumentų, tos pačios firmos, tos pačios kokybės, bet vėlgi dėvėtas daiktas yra jau naudotas. Na, o šiandien mes visi esam liudininkai įsipildžiusios Viltės svajonės. Jinai turi jau nuostabią profesionalią fleitą. Ir tai visų jūsų labdaros ir paramos fondo rėmėjų dėka. Aš manau, kad Viltė paskatino tas pavyzdys, nes mes pernai pirkome irgi smuiką. Smuikininkiai Gabrieliai, būtent irgi jau meistro gamybos smuiką, kuris padeda siekti jau aukštesnio muzikinio meistriškumo. O Viltei kaip tik reikėjo fleitos ir jinai kreipėsi į mūsų fondą, gal galėtumėt ir jai padėti. Na ir tikrai pasidomėjome Viltės pasiekimais, jinai tikrai yra darbšti, yra iš tų žmonių, kurie padaro viską ir dar šiek tiek, kas padeda tikrai siekti aukštesnių tikslų muzikoje. Ir aišku, mes be galo dėkingi tiems žmonėms, kurie mumis tiki ir remia fondo veiklą, nes iš kur mes laikomės iš žmonių lėšų, iš tikrai žmonių gerumo, iš bendrystės. Tai Kauno rajone, manau, labai gražus pavyzdys. Gyvenu Kauno rajone ir mano specialybės mokytoja Beata Preisaitė Šidiškienė užtiko šį fondą tiesiog internete, paskatino mane kreiptis į jį. Kreipiausi, suteikė paramą, tada įkūrė kampaniją, kad žmonės aukotų pinigus. Ir taip ir įsisuko visas šitas reikalas. Ko gero mažai kas susimasto, kasgi turi vykti žmogaus galvoje, kad vieną rytą pakėlęs pasakytum savo, vat šiandien aš turiu idėją atidaryti paramos ir labdaros fondą, Nes tiesiog atsirado tokios galimybės, kai jauti, kad tu gali padaryti daugiau. Be to ir 2007 metais buvo tokia situacija, kai žmonės pradėjo kreiptis, tai vienam to, kitam to, galbūt dar ir tas gyvenimas buvo netoks kaip dabar. Ir sugalvojome su bendraminčių komanda, kad galima tas idėjas įgyvendinti būtent per labdaros ir paramos fondą. Tai aš manau, kad ši idėja tikrai pasiteisino, tuo labai džiaugiamės, nes tai ir rodo ilgametė fondo veikla. Ačiū visiems, kurie manęs klausotės, ačiū visiems, kurie mane išklausote, ačiū visiems, kurie mane supranta, palaiko, esu dėkinga. Ačiū Jums.